Antrasis Petro laiškas. Pirmas skyrius. Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Malonė ir ramybė te auga jums su Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška galybė padovanojo mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybę pažinimą, pažinimu susivaldymą, susivaldymu ištvermę, ištvermę maldingumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekad neapsigausite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Todėl aš nuolat jums priminsiu šituos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Aš laikau savo priedermę, kol gyvenu šitoje padangtėje, žadinti jūs paraginimais. Žinau, kad veikiai ateis mano padangtės nugriovimo metas, kaip ir mūsų viešpats Jėzus Kristus yra man apreiškęs. Bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus, jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Mat mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Antras skyrius. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie įves pražūtingų klaidamokslių, įsigindami net juos išpirkusio valdovo ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pasileidimu ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui. Iš godumo jie bandys jūs išnaudoti suktais žodžiais. Bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia.
Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nubloškė juos į tamsias pragaro bedugnes, kur laiko juos teismui. Jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo tiesos šauklį Nojų ir dar 7, kai siuntė bedievių pasaulį tvaną. Paversdamas pelenais Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedieviams. Išgelbėjo teisų į Lotą, varginamą nedorėlių palaido elgesio. Mat tarp jų gyvenantis teisusis, tai regėdamas ir girdėdamas, diena iš dienos turėjo varginti savo teisę sielą dėl nuodėmingų darbų. Taigi viešpats žino, kaip išgelbėti maldingus žmonės iš mėginimo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmei, ypač tuos, kurie pasidavę kūnui, pasineria nešvariuose geismuose ir paniekina viešpatystę. Įžūlūs akiplėšos. Jie nesudreba piktžodžiaudami šlovingiesiems. Tuo tarpu angelai, aukštesni jėga ir galia, viešpaties akivaizdoje nedrįsta jiems ištarti pikto sprendimo. Bet jie, kaip neprotingi gyvuliai, tarsi iš prigimties skirti sugavimui ir užmušimui, piktžodžiauja tam, ko nesupranta, ir todėl pražus savo sugedime, kesdami skriaudą kaip atpildą už savo daromas skriaudas. Jie laiko pramogą smaguriauti vidury dienos. Jie purvini ir iškrypę, kai vaišindamiesi su jumis smaguriauja savo puotose. Jų akys kupino svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja svyruojančias sielas. Jų širdis išlavinta godulystės. Jie prakeikimo vaikai. Palikę tiesos kelią, jie nuklydo ir pasuko keliu Bosoro sūnaus Balaamo, kuris pamilo nedorybės atpildą, tačiau buvo subartas dėl savo nusižengimo. Darbinis, nebeilys gyvulys prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę. Jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesys. Jiems skirta juodžiausia tamsybė. Skelbdami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimu jie pavilioja tuos, kurie yra vos pasprukę nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai. Juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Bet jeigu ištrūkę iš pasaulio purvyno viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus, nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo. Jiems yra nutikę, kaip teisingai sako patarlė, šuo sugrįžo prie savo vėmalo. Ir išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne. Trečias skyrius. Mylimieji, tai jau antras laiškas, kurį jums rašau. Šiais laiškais aš žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais, kad atsimintumėte šventųjų pranašų iš anksto paskelbtus žodžius ir jūsų apaštalų perduotą viešpaties ir gelbėtojo įsakymą. Pirmiausia, turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajuokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės. Kur jo pažadėtas atėjimas?
Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios. Mat jiems, to norintiems, lieka paslėpta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Todėl ir ano meto pasaulis žuvo vandeniu aptvindytas. O dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su jomis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangus praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sudegs ir sustils, ir žemė su savo kūriniais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos atėjimą, kai dangus suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio. Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisybė. Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės tapti jo akivaizdoje nesutepti, nepeiktini ir taikingi. Mūsų viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį. Jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami kaip ir kitus raštus savo pačių pražūčiai. Tad jūs, broliai, iš anksto tai žinodami, sergėkitės, kad nedorėlių paklydimo traukiami neiškryptumėte iš savo stiprybės. Todėl aukite malonę ir mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Amen.